Pradžia kūrybos tai yra mano žvalgytuvės keliavimas kažkur, gamtoje buvimas, tiesiog ryte išėjimas į pievą rasotą, pasisveikinimas su tais augalais. Šiandien ryte išėjus pamačiau, kad pražydo lelija nauja, pasveikinau ją ir stebiu šitą visą grožį gamtos ir džiaugiuosi, tiesiog džiaugiuosi, gėriuosi, sveikinuosi, dėkoju Dievui už tą gamtą gražią. Aš buvau iš tų laimingų vaikų, kurie tą vaikystę kaime turėjo, tai gal tas didesnis jautrumas gamtai ir buvo, bet mums lietuviam tas labai artima, būdinga, juk matom ir liaudies kūryboje, kiek naudotas yra augalas visuose tuose darbuose. Moterų tas super ypatingai jautrus spalvų derinimas, tai irgi viskas atėjo jom iš gamtos. O mano rinkimas būna dažniausiai tiesiog toks atsitiktinis, einu, pamatau nukritusi kažkokį žiedlapį, man jis patinka, šį tiesiog atsinešu, parsinešu. Jeigu keliauju kažkur toliau, tai vėlgi kažkokią turiu užrašų knygelę ar kažkokį tai futlerėlį, į kurį susirenku, susidedu. Dabar neseniai Ispanijoje keliavau, tai iš tikrųjų nuostabių tų augalų yra ir taip norisi kažką pasirinkti, pasinešti. Parsivežimas sudėtingesnis yra, bet vis tiek prisiminimui tiesiog pasiimi, nežinai, kas iš jo. Ar tu jį panaudosi ar ne, bet žodžiu, pasirenku. Būna, kad į botanikos sodą nuvažiuoju rudenį kažką pasirinkti. Kai ką nuskinu, reikia, pavyzdžiui, kažkokią smilgą susiskinti, kad jos nenubirėtų, ar ten norisi, kad nelabai pakeistų spalvą, kad neišbaltų. Tai tą spalvą vis saugai kažkiek. Pradžia tai būna kartonas neištapytas. Tiesiog pasiimu kartoną ir susidėlioju kažkokius augalus, ką aš tuo metu tiesiog susirandu, kažkokios mintis gimsta, aš juos susidėlioju ant to pagrindo ir matau tada spalvinę gamą, matau tą nuotaiką, kokia tam paveiksle bus. Ir bedėliojant pajuntu tą visą ir nuotaiką, ir pajuntu spalvą, kokia turėtų būti. Ir tada imu pastelę, turiu pastelės įvairių spalvų. Kartonas jau būna nugruntuotas paprastai akriliniais dažais. Ir tada paimu kartoną ir su kartono kreidelėm tiesiog imu ir dengiu tą foną, atitinkamai augalus nuimu nuo kartono. Susidedu šalia. Jeigu labai motyvas su daugybė detalių, tai aš tada su pieštuku pasižymiu, kuriuose vietose kokios detalės buvo, kad paskui nepasimeščiau, jeigu ten kažkokių daug ar bokštų, ar medžių, ar šiaip kažkokia abstraktus darbas, aš kartais būna susidėlioju, kad sugrąžinti viską, tai aš nusifotografuoju ir tada matau, jau klijuojant, matau maždaug kaip buvo mano išdėstyta, nes klijuojant sunku labai pataikyti, nes jau žiūri, tiesiog nepriklijuosi, nenuimsi, piešiant tai gali panaikinti tą piešinį ir piešti vėl iš naujo, ar tapant gali užtapyti, o čia jau priklijuoji ir lieka. Naudoju mentelę odontologo, labai pagalba didelė, jau pastebėjo turbūt, kad su ją yra paprasčiau tuos ypač trapius, tokius smulkutės detalės, pavyzdžiui, dagio pūkeliai, tai jie labai plonyčiai, smulkučiai, tai juos paskui ir patepus klijais su mentelė lengviau uždėti. Pasitiesiu popierių, pasiimu teptuką, augalą. Tada tepu jį klijais visą, nuo krašto iki krašto atsargiai, kad nesutrupėtų. Jeigu augalas būna stambesnis ir kietas ir labai susibangavęs, tai tarp dviejų drėgnų servetėlių tada sudedu medžiaginių, kad jis atidrėktų ir drėgną tepu, nes gali trupėti.
Va šitas va toks augalas irgi toks ažūrinis, jį sunku yra, labai atsargiai reikia tepti, bet nu tą darau jau 30 metų. Tai po to aš jį paimu tiesiog ant to paties teptuko ir dedu toj vietoj, kur numatyta, kur jisai turėjo būti. Ir pasiimu tada truputėlį popieriaus, to minkšto tokio tualetinio, ir su juo nuspaudžiu, nugeriu likutį kažkokį tai tų klijų, kiek jų yra likę. Nu va, ir vienas tas lapelis yra priklijuotas jau. Tuo metu, kai aš dirbu, tai dirbtuvės būna ir grindys, ir visi kampai nukloti šitom dėžėm su tais augalais. Ir aš tiesiog kaip tapytojas ima dažus, dėliojasi paletį, atspalvius, renkasi atspalvius. Tai lygiai taip pat ir aš ir spalvinės gamas, ir kažkokią tai formą ar ritmą nužvelgiu, ir tuo metu kažkokios mintis kyla. Ir aš susirenku atitinkamą tą kiekį tų augalų ir juos paskui dėlioju ant kartono ir kuriu. Man tas žodis kūryba, aš galvoju, kad kūrėjas vienas ten aukščiausias, o mes tiesiog mokomės, jis mums duoda kažkokią mintį ir mes tiesiog skaitom tas jo mintis.